Gerą dieną. Gerą dieną. Nu va, vos ne kiekvieną dieną čia mūsų, o gal ir kiekvieną čia, kaip čia mums gaunas. Tai va, tai ką šiandien papasakosi? Po gražaus susitikimo Šiauliuose labai daug nuvykusių. Jo. Norėtume dar pakviesti 14 rugsėjų bus Kaune susitikimas. Tai va, ateinantį šeštadienį, ne? Taip, šeštadienį. O kur čia bus? Prie Karo muziejaus. Tai tau visai netoli ten, kiek tau ten? Nu, gal kokia netoli 50 km irgi. Nu tai va, kur 50, kur mums čia? 150, da daugiau jaučiu. Vilmantai, dėl Lietuvos. Nedėjuok. O kur aš tau dėjuoju? Sako, tai 100. Tai tu sakei, tas tai va, bus, suvalk sakėjai. Vilmantas, jis irgi va tur tokį, va, kad jis kažką va, viskį pajuokaut, tai ne pajuokaut, bet va, viskį va, jis tai geras žmogus. Tai tu klausykis, jeigu man iš reanimacijos vežė, išdainavau dainą, kiek mušė, neužmušė, kiek šovė, nenušovė, tai todėl, kad aš Vilmutis, todėl, kad aš tvirtovė. Tai va, bus 12 valandą renkamės prie Karo muziejaus. Visi gali dalyvauti, nebūtinai. Visi, kurie palaiko Eduardą Vaitkaus komandą. Nu, visi, kurie palaiko. Aišku, galit, kurie ir nepalaiko, tai gal ateis ir palaikys paskui. Persigalvos. Už kurios vietas įdomu? Psichologiniais. Psichologiniais. Ten nematoma vieta, ten yra mąstymė, galvoje. Tai va, tai čia irgi politinė reklama, nereikia? Tai politinė reklama. Nu, tai va. Tai įrašysim gal politinė reklama. Keiskim ateitį, gelbėkim savo valstybę, kad joj būtų taika, kad va, saulė šviestų saulė, ne? Ir gėlė žydėtų mūsų soduose, nors ruduo jau dabar, to jau baigs nužydėti viską. Nuo 12 valandos renkasi, pasifotografuosim, pabendrausim, bendraminčiai, prašom. Karo muziejus. Prie Karo muziejaus. Tai va, prie Karo muziejaus padarysim taiką. Ir nuo 1 valandos bus ten užsakyta salė, eisim į tą salę ir ten bendrausim, dalysimės nuomonėm. Tai va, tai kai kurie žmonės ten norėjo, sako, nėra gyvų susitikimų. Tai va, būtų gyvų susitikimų, nežinau, va. Vienas iš tokių rimtesnių dabar Šiauliuose buvo, va. Iš tikrųjų galėtų ir tie žmonės atvažiuoti, kur sako, nėra gyvų susitikimų. Kad pamatytų, kad jie yra. Ne, tai jie matyt nežino, kad jie neatvažiuoja. Ne, tai dabar jau sužinos. Jau dabar tai va, visi sužinos. Jo, gyvų susitikimų yra. Kaip tai tie Facebookai, kokie tie messengeriai. Nu, aš tuose nedalyvauju, tai man sunkiau biski, bet... Kaip tu ten sakai vadini? Ai, nu tai tu laimingas dėl to, kad tu ten nedalyvauji. Taip, aš laimingas. Bet vis tiek tu esi žinoms kaip religinis fanatiks. Ką dabar padarysi? Nu tai gerai, man reiškia, tu kažkur vis tiek kažkokio erdvėj būni. Ai, nu tai erdvėj, nu tai gal iš čia, gal, tai kad vienam žmogui esu irgi fanatikui paskambinęs. Toks tokį sutikus. Ai, fanatikui paskambinai. Tik aš bandau taisyti, žinai. Kad, nu... Ta prasme. Taisytis, kad negalima užgauliuoti kitą žmogų. Tai pajuokauti čia tokie dalykai, žinai. Tai jeigu tu kažką piktavališkai šnekėtum, tai čia, nu, religinis fanatiks, nu, tai kas čia? Nu, kas čia bloga dabar? Jeigu sakytum, kad... Ne, žodis tai yra fanatikas, žodis yra blogas. Fanatikas nesvarbu, jis religinis fanatikas, ateip kažkoks kitoks fanatikas. Tas žodis yra, nes tu... perdėtai, kad ir, pavyzdžiui, Lietuvos mylėjimus kitų fanatikas. Irgi yra negerai iš dalies. O čia politinė reklama. Dar įvažiuoja mane. Kaip ten? Ilgai nelaikyk. Pas naką būni įvažiuojam. Ilgai nelaikyk. Gerai, viskas palaikiai, susistabdys, padarys stop pauzę. Tai aš matai taip įdomiau padariau. Supranti, nes montuoti aš neturiu laiką. Vienas dalyks, tai aš padarau taip. Vienu žodžiu, norit pakeisti ateitį. Norit, kad tie visi bezabrazija Lietuvoje pasibaigtų. Tai einat į rinkimus patys, kviečiate tos rinkimus ateiti
draugus, artimuosius, ypatingai tuos, kurie nedalyvauja rinkimuose. Ir balsuokit už Lietuvos liaudės partiją, numeris 5. Ir Eduardo Vaitkaus kandidatų sąrašą. Šeštadienį prie Karo muziejaus 12 val. Va, visus kviečiam kauniečius. Visos Lietuvos, iš visos Lietuvos. Nu jo, mes iš visos Lietuvos važiuosim ir atvažiuokit ir jūs. Gera nuotaika garantuota. Jo. Gera nuotaika garantuota. Tai tie gal tam kartui trumps toksai ir, papras, aiškus. Iki šeštadienį. Taip, laukiam visus. Laukiam visų. Tai va, geros savaitės ir susitiksim šeštadienį. Pritaikiau.